Sveiki visi, su jumis MG Gaming ir šiandien benašydamas YouTube užtikau kelis video, kurie iš tiesų mane privertė susimastyti. Ir šiandien nusprendžiu padaryti video apie YouTuberio stereotipus. Didžioji dalis turbūt jums bus pažįstama, bet manau, kad juoko forma tai bus padaryti žymiai smagiau ir pažiūrėti žymiai smagiau. Taigi atvykę video į YouTuberio stereotipai number 1. Sveiki labutis visiems ir sveiki atvykę į mano antrąjį video šiame kanale. Ir kadangi mes ant pirmojo video surinkome netgi 2 laikus, šiandien mes padarysime video 5 faktai apie mane. Taigi pirmasis faktas yra toks: mano vardas yra Mantas. Antrasis faktas: aš gyvenu Lietuvoje. Trečiasis faktas: man patinka daryti video. Penktasis faktas: man nepatinka mokykla. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šitą video ir pasimatysime kitame video. Ate. Prieš pusę metų kėliau paskutinį video. Gali kelt video kokį nors. Sugalvojau. Sveiki visi, su jumis Soft Gaming aka Lemonas ir šiandien mes grįžtame į Diablo 3. Sveiki visi ir sveiki atvykę į mano naują video ir šiandien mes filmuosime Klausk ir bus atsakyta numeris 12. Hello. Taigi sveiki visi, su jumis aš, Mantas, MC Best Games for Life Gaming ir šiandien mes žaisime, mes tęsime mūsų šiandienos trilogiją, taigi Minecraft Pocket Edition išlikimas, tai yra 53 laida. Ačiū jums labai, kad žiūrite mane ir rinkame mes po tos didžiuosius skaičius kaip 10 peržiūrių. Na ir šiuo metu mes tęsime visgi tą Minecraft išlikimą. Taigi sveiki visi ir sveiki atvykę mūsų naują video. Ir šiandienos video, kaip matote, jau yra šiek tiek kitoks, nei mes keliame video dažniausiai. Tai nebus nei fake prankas, tai bus konkursas. Kodėl mes darome konkursą? Ogi 20 000 subscriberių. Tai yra viena proga, tik vieną kartą gyvenime. Ir norim jums labai už tai padėkoti, už mūsų sunkų darbą. Mes dirbam dieną naktį, kad tik galėtume įkelti jums naują video. Ir pagaliau mūsų darbas atsipirko ir jūsų dėka mes pasiekėm 20 000 prenumeratorių. Taigi šiandien bus konkursas, norim jums padovanoti vieną dalyką ir daugiau apie tai pakalbės mano kolega Mantas. Tai vat, kaip ir minėjo mano kolega Mantas, mes esam tikrai jums labai dėkingi už tai, ką jūs mums davėte, kad jūs mums subscribinat, kad laikinat mūsų video, tikrai jūs nuoširdus ačiū jums. Ir mes nusprendėme, kad nuoširdaus ačiū yra negana ir mes norim jums kai ką padovanoti. Tai jeigu šitas video surinka 500 laikų, mes jums atiduodame šį naujutėlaitį iPhone 7 telefoną. Mes esam labai jums tikrai dėkingi, todėl norime jums tuo pačiu atiduoti, ką tik galime. Šį iPhone nupirkome iš paskutinių savo pinigų, kad tik tai jums jį atiduotume ir kad kažkuris vienas laimingasis iš jūsų būtų su šiuo prizu. Ir primenam 500 laikų, 500 komentarų ir šis naujutėlaitis iPhone 7 telefonas atiteks vienam iš jūsų. Taigi laikinam šį video, komentuojam ir susitiksime jau kitame video. Čiau. Čiau, hebra. Taigi ačiū labai, kad žiūrėjote šį video. Tikiuosi jums šis video patiko, nepamirškite palaikinti. Jeigu surinka 500 laikų, kaip ir prieš tai minėjau, įkeliu dar vieną YouTuberio stereotipų video. Na, o šiam kartui bus tiek. Ačiū labai dar kartą, kad žiūrėjote. Nepamirškite, kaip ir minėjau, paspausti like ir atsisveikinu su jumis iki kitų video. Ate. Peace.